gyvenimo. Dėkojame mūsų gerbiamai seniūnei, Kyriškių seniūnei Donatai Lukašenkovienei, Kyriškių bendruomenės pirmininkams, Daivai Sinkovienei, Vladimir Verygo, seniūnaičiams, aktyviems gyventojams, kurių idėjos buvo išgirstos ir šiandien įgyvendintos. Buvusiam Vilniaus miesto merui Remigijui Šimašiui ir tuometiniai tarybos nariai Ritai Račiūnienei, Vilniaus miesto merui Valdui Punskui, vicemerui Andriui Grigoniui, vicemero padėjėjai Renatai Skausmenytei, mero patarėjai Vytintai Vaitkevičiui, Vilniaus miesto savivaldybės miestovaizdžio skyriaus vedėjai Vytautui Rudovičiui ir jo komandai, Akvilei Žvinienei, Vaidai Reikienei, Giedrai Čekonytei, Rūtai Matonienei, Linai Falkelytei, infrastruktūros grupės vadovui Ilja Karužiui ir jo komandai Tenguoliai Kalkytei, Sonatai Čepienei, Arūnui Visockui, Vytautui Tomasiūnui, Aikštės projektų komandai, ID Vilnius Viktorijai Bagdonavienei, Lolitai Vileikienei, Aikštės apželdinimo komandai, Dovylei Danovskijai, Elei Kalvė, Jurgitai Stomkutei, Jolantai Sofienei, Aleksandrui Zoratai, Alfredui Savo, Monikai Vaičienei, Vilmai Kropai ir Vilniaus apšvietimo komandai, Andriui Deimantui, Aleksandrai Sicai, Grindos komandai, Igoriui Rimkevičiui, Vyteniai Sukevičiui, Fredui Lukjanui Jonui Eldavičiui, Vadimui Cvirkovui, visiems kitiems, kurie savo laiką